L'opposition bélarusse en exil en Lituanie ferme temporairement ses bureaux à Vilnius. Cela concerne l'équipe de Svetlana Tikhanovskaya, la chef de l'opposition bélarusse qui estime avoir remporté l'élection face à Alexandre Loukachenko en 2020. La décision est motivée par la révision à la baisse des mesures de protection accordées par les autorités lituaniennes aux dissidents bélarusses. Remiantis sprendimais, saugumo situacijos vertinimu, rizikų vertinimu, buvo priimtas sprendimas vadovybės apsaugos tarnybos sumažinti apsaugos taikomos lygį. Tai apie tą sprendimą buvo informuota ir pati Svetlana Tikhanovskaja, ir jos ofisas. Aš ir pats su ja apie tai esu kalbėjęs. La sécurité de Svetlana Tikhanovskaya était jusqu'à présent assurée par le service de protection des personnalités. Désormais, c'est la police qui en est chargée. Čia buvo tokia naujiena mums, kad nuo pirmadienio sistema keičiasi ir mūsų darbas visada buvo glaudžiai susijusi su Lietuvos saugumo sistema ir todėl dalis veiklų turėjo būti laikinai sustabdytų. Svetlanos Tikhanovskajos saugumas čia nėra jokia prabanga ar privilegija, tai iš tikrųjų išlikimo klausimas. Grėsmės, su kurioms mes dabar susidarėm, čia iš tikrųjų nuolatinės ir rimtos. Selon les médias locaux, la protection 24 heures sur 24 de la chef de l'opposition bélarusse, en Lituanie comme à l'étranger, coûtait jusqu'à présent 1 million d'euros par an à la Lituanie.